Dabar aš tiesiog noriu parodyti jums visiems gerbiami žiūrovai vieną sąskaitą, tai yra išrašyta mėlyna ir geltona. Tai yra Ohmanui. Čia yra labai daug jo komandiruočių, jisai vis važiuoja ten į Dniprą, į Lvovą, į Kijevą ir tos komandiruotės yra apmokamos. Tai štai pavyzdžiui, 2022 metais, iš rugpjūčio 19 ir rugpjūčio 20 dieną, kaip jūs galvojat, spėkit generolė, kiek galėjo kainuoti Dniepropetrovsk, Dniepropetrovsk sąskaitoje rašoma, ulica Kosmičeskaja 28B, viešbutyje vienas kambarys. Spėkit. Tai spėju, kad turbūt kokį 100 eurų turbūt sumokėjo. Generolė, dabar tvirtai jūs įsikabinkit, kad nenukristumėt taip netyčia. Gerai, taigi štai. Sąskaita faktūra, kurią išrašė Gotel, tai yra viešbutis Hančinar, город Днепропетровск, улица Космична, 28B. Aplačina, viskas tvarkoj, apmokėta. Ir taip, kas apmokėjo, mėlyna ir geltona, ten įmonės kodas Vilnius Ohman J.A. Jonas Akselis Ohmanas. Dabar dėmesio. Kambarys 207, kaina 1700 JAV dolerių. Kambarys 205 ir 206, kaina po 1800 JAV dolerių ir taip viena naktis 3 viešbučio kambariuose, viešbutyje Hančinar, Dniepropetrovske, Kosmična gatvėje 28B kainavo 5300 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.